Girdėjot, kad Valera gavo bilietą už greičio viršymą. Geležinio vilko važiavo ant 3-5 nuo kalno. Kažkas paleido jį. Žinai dėl ko? Kad nenufotkintų tas fotoaparatas. Nes trikojus pamatė Valera. O kas greitesnis? Trikojus ar Valera? O, tėvai, sveikas. Ateik, prisėsk, išgersim. Jo, Levi, pilk tėvai. Tėvai, nu ko toks kaip žemė pardavęs? Davai, išgerk, atsipalaiduosi. O kaip tau atrodo, kodėl aš toks? Nu taigi svajoji, kad čia šeima susivienys. Va, prašau, svajonės pildosi, sėdim visi. Na, iš vienos pusės svajonės pildosi, o iš kitos pusės artimi žmonės miršta. Pats tėvai sakė, gyvenimas kaip zebras. Eina juodas dryžis, po to baltas dryžis ir atvirkščiai. Nu, tai ko čia parintis, aš nesuprantu, atsipalaiduok. Nieko nėra geriau, kai tėvą pagaut savo paties planetą. Jo, netgi taip. Nu, o ką? Tai viskas, ką nori man pasakyti. Kas yra, ko čia putojas? Bet aš klausiu, daugiau nieko nenori man pasakyti. Nusiraminkit, gerai, viskas, nepradėt. Pakucha, normaliai sėdi. Nesikišk. Nesikišk. Simonai, tau Levantas nieko nesakė, ką Valera prasitarė būdamas savo namuose. Nu, sakė, kad prasitarė, kad klėdėjo. Ir ką man dabar čia su to daryti? Aš jau noriu sužinoti, ką tau dabar su to daryti. O tai ką tu man siūlai su to daryti, ką? Nuvažiuoti jam perskelt galvą, kad nebespanktų? Aš su Aistės mirtim nieko neturiu bendra. Apšė čia absurdas tokia mintį turėti. Gerai. Sakykim, laikas parodys. Laikas parodys, ne? Apšė koks tu tėvas, jeigu tu tokias mintis į galvą didi. Nesakyk man, koks aš tėvas. Aš tau nesakysiu, koks tu sūnus. Sutarėm? Jeigu tau nieko nereiškia artimų žmonės žudyti, tai nereiškia, kad mes į tave atsigimėm. Ką tu pasakei? Kokius aš tau artimų žmonės nužudžiau? Išvardyk! Švarcas, Lukas. Turim tai. Tau čia juokinga, ne? Du dalykai, Simonai. Jie nėra artimi žmonės. Laurai artimi. Nu, Laurai tai Laurai. Matai, meilė yra trumpalaikio efekto būsena. Bet jie niekada nebuvo artimi šeimai. Tai pirmas dalykas. O dabar antras. Matėt bent vieno jų lavoną? Nu, kai, su Švarcu nepaėjo. Bet tai nereiškia, kad tu nenorėjai jo pašalinti. Aš kalbu ne apie norus. Aš kalbu apie rezultatus, sūnelė. Ja, o Lukas? O ką Lukas? Matėt jį mirusi? Stop! Tu ką nori pasakyti, kad Lukas gyvas? O, kaip gerai nuėjo. Tai pratylėsim? Ok, galim patylėti. Ačiū tau. Ką? Visada žinok, jeigu norėsi taip pribėgti atveju prie ko nors ir pasibučiuoti, aš pasiruošęs tau pagelbėti ir ne tik dėl to, kad gerai bučiuojas. Nenori papasakoti, kas tu tokia iš šeimystė? Nelabai. Aš iš tikrųjų net nežinau, kaip papasakoti. Ok, jokios prievartos, suprantu. Ir gal bent jau tavo vardas sužinot. Iš Tomas, jeigu ką. Liepa. Ona. Liepa. Liepa. Liūs vardas. Kada gimtadienis Liepos mėnesį, ne? Ne, lapkritį. Ne, neturi gimti Liepa, kad būtų Liepa. Aš irgi, matai, ne katinas, nemiauksiu to čia. Aš turiu galvoje, kad per Tomą ir Džerį yra katinas Tomas, tai aš turiu omeny, kad mano vardas Tomas ne dėl to, kad aš katinas. Aš supratau. Aš galvoju, gal tu nesijuoki. Nes ne pats geriausias atelis, kurį tu esi girdėjęs gyvenimą, dėl to nesijuoki.
aš trumpam atsiprašysiu, tai gerai užbėgsiu į manęs kambarį. Jo. Juk neliepsi čia sėdėti ir kentėti. Arba kartu eit. Arba kartu eiti. Štai. Atsiprašau, gal galėčiau amerikanus nešimą. Vidutinę tą įsinešimą, bet su daugiau sūrio, gerai? Gerai, pagalvoju. Dabar, kai jau daugiau sūrio, tai geriau. Ačiū, tada aš kortelės mokėsiu. Gerai, šitą etapą baigiam. Vešim lavoną dabar. Kaip vešim? Nu kaip vešim? Jūsų liftu po to su mašina. Nu, aš jo į savo mašiną kiš tikrai nenoriu. Nu tai tavo nekišim, į mano kišim tada. Ir rūbus prastesnius apsirenk. Kodėl prastesnius? Nu kad gerų nesutept, kad keist nereiktų po to. Viešpatie, ką aš įsivėliu. Davai. Davai pailsim, ką? Davai tempiam, kol nieks nepamatė. Ne, mano galėjai bent mašiną arčiau pastatyti. Davai, tempiam. Давай. Kaip tu? Šūdinai. Važiuojam greičiau. Kaip sugalvojai atsikratyti lavono? Pamatysi. Žinai, kol tavęs laukiau, googlinau 10 geriausių būdų atsikratyti lavono. Neblogas laiko praleidimo būdas. Nu ir ką rašo? Vienas buvo sušerti kiauliam, tu įsivaizduoji? Nesu matęs kažkokiam filmą, kaip taip daro. Nežinau, po šitą tai aš kiaulių tikrai nebevalgysiu. Kas dar? Dar buvo iškasti jau esamą kapą ir tenai palaidoti. Nu va, šitas neblogas. Arba įmesti išlydytą smalą. Paprašau kiek variantų. Vienai prašau pasakyk, kad nei vienas variantas nėra tavo. Nei vienas iš tų variantų nėra mano. Mes kiaulių tikrai nekankinsim.
Tu įsitikinęs, kad kito varianto nėra? Ką tu turi omeny? Nu, tos metimas į upę. O kas negerai? Nu, tik juos visada anksčiau ar vėliau atranda. Iš kur tu žinai? Tai per žinias pastoviai sako, čia rastas lavonas, upė rastas lavonas. Čia tuos, kurios randa, žinok, o randa 1 iš 10, taip kad gali nepergyventi. Gal nori, kad šiandien kartu mėgočiau? Gal ne. Norėčiau šiandien pabūti viena. Aš jau eisiu. Saldžių sapnų? O taip. Viskas bus gerai, niekas nieko nematė, niekas nieko nežino. Viskas susitvarkės, niekas nieko nematė, niekas nieko nežino. Vika, viskas bus gerai, niekas nieko nematė, niekas nieko nežino, Vika. Vika, viskas susitvarkės, niekas nieko nematė, niekas nieko nežino. Vika, viskas susitvarkės. Alio, Vika, kas nutiko? Atvažiuok pas mane, prašau. Tai aišku, kad galiu, kas atsitiko? Maldau, nieko neklausinėk, tik atvažiuok. Vika! Vika! Šūdas. Vika, kas atsitiko? Viskas gerai? Niekas negerai. Tai kas atsitiko, tu man gali pasakyti? Paskaityk. Aš viską žinau. Tu seniai šitą gavai? Kelios minutės iki tau paskambinant.
Vika, viskas. Nepradėk gerai, nes tikrai niekas nebus gerai, nepradėk su savo visais tais, viskas bus gerai. Vika. Vika. Vika, nu atidaryk duris. Man peiliuką atsinešti ir iš šitos pusės atsidaryti. Aš nežinau, ką daryti. Aš niekada nebuvau tokioje situacijoje, aš nežinau, ką man daryti. Aš žinau, ką daryti. Aš žinau, ką daryti, žinau, kas už viso to stovi. Taip. Nu va, kaip smagu kartais ištrūkti iš to miesto skruzdėlyną, išvažiuoti į gamtą. Pajust, kas tai yra grynas oras, pasiklausyti tylos. Senstu, su kiekvienais metais man vis didesnis malonumas. Nu va, ten pavažiuok dar ir sustok prie to miškelio. Kas tau pasakė apie Maručio nužudymą? Mane išdūrė. Aš klausiu! Kas tau pasakė apie Maručio nužudymą? Kaip tu mane išdūrė? Aš tavęs lietuviškai klausiu. Arba tu pasakai, arba... Arba kas? Nušausi mane. Svajosi, kad aš tave nušaučiau. Niekada netikėk, ką kiti žmonės sako. Nori man dar kažką pasakyti? Tu niekada nepaimsi mano tėvą, tu greičiau pats padėsi, negu paimsi mano tėvą. Susitiksim pragare.